Futbolo rinktiniai labai nesiseka, bet tai buvo ne visada. Nusikelkime į 2-3 metus kovo 29 dieną. Stadione, kuriame žaidžia FC Nürnbergas, Lietuvos rinktinė prieš vokiečius sužaidė 1-1. Steht bereit, Schneider, Böhme, Ramelow mit der Hacke. Carsten Ramelow hätte zählen müssen und dieser Treffer zählt. Sužaidėm lygiom prieš tokius vardus kaip Oliver Kahn ir Miroslav Klose. Mūsų šaliai tądien įvartį pelnė Tomas Ražanauskas, kitas mačas prieš škotus. Balandžio 2-3 metai, Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Tomas Ražanauskas 75 minutę įmuša 11 metrų baudinį, kuris nulėmė Lietuvos pergalę. Po 2 mačų turėjome 4 taškus, bet tą čempionatą mums pakišo koją Islandai ir Škotai išvykoje. Tais metais užėmėm 3 vietą Europos čempionato kvalifikacijoje ir 2/4 pradėjome UEFA pasaulio čempionato kvalifikaciją ir pradėjom pirmom rungtynėm prieš belgus išvykoje, kur pirmąjį įvartį 61 minutę pelnė Wesley Song ir Belgija pirmavo 1-0. Tačiau neilgam, nes išlyginamąjį įvartį pelnė Edgaras Jankauskas, 72 minutę pasiuntęs kamuolį į kairįjį vartų kampą. Tądien gavome 1 tašką ir kitos rungtynės buvo su San Marino, kur užtikrintai laimėjome 4-0, tačiau po San Marino mūsų laukė Ispanija, kur žaidė įspūdingi vartai tokie kaip Iker Casillas, Carles Puyol ir Raúl. Spalio mėnesį Kaune mes sužaidėm 0-0 ir tada laimėjome 1 rungtynės prieš San Mariną ir sužaidėm lygiom su Bosnija ir Hercegovina. Tada 2005 tęsėme kovą šitoje grupėje ir pralaimėjome 4 mačus iš eilės. Bet paskutinį mačą prieš Belgiją laimėjo 1-1. Tada 2006 metais prasidėjo Europos čempionato kvalifikacija ir rugsėjo 2 dieną susitikome su italais Neapoly. Tomas Danilevičius pelnė įvartį į Gianluigi Buffono vartus, o Filippo Inzaghi pelnė įvartį į Žydrūno Karčemarsko vartus. Ir tada dar 1 rungtynės prieš Europos čempionus buvo sužaistos lygiom. Ir tais laikais mums nebuvo nuostabu laimėti prieš Gruziją ar Ukrainą. O dabar nusikelkime į šios laikus, kai lietuviai pralaimi 2-0 nuo Liuksemburgo UEFA Nations League, užėmam 4 vietą grupėje su Farerais, Liuksemburgu ir turkais. Bet nenusivilkime, geriausi laikai dar bus, tai reikia tikėti. Nors esame mes nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam.